24 mėnulio diena su simboliu meška ir tuo pačiu kalnas. Tai yra paskutinė mėnulio savaitė. Mes praėjome prieš tai 23 kritinę mėnulio dieną, kada mes įeinam į paskutinę mėnulio fazę. Ir 24 yra tokia diena, kada tinkama tokiems darbams, tiek protiniams, tiek fiziniams, kurie reikalauja daug energijos sunaudojimo, intensyvaus protinio arba fizinio darbo. Tai yra ta diena, nes meška yra labai stiprus gyvūnas, dėl to fizinė veikla šiandien bet kokia labai sveikintina. Ir iš tikrųjų mes dar turime, jeigu nebuvom aktyvus ir neatsikratėm tos mėnulio energijos, tai šiandien mes turime dar jos labai daug. Dėl to reiktų iš tikrųjų išvengti to, kad bus sunku su ja susidoroti ir reikėtų užsiimti sunkesniais darbais, kur turim sunaudoti daug energijos. Ir jeigu nesunaudosit tos energijos, tai gali atsirasti toksai noras parodyti, kas tai esu aš, pasirodyti kitiems. Tokia pasimavimo diena iš tikrųjų gali būti. Ir tai iš tikrųjų geriausia nusiima sportinė veikla, pratimais fiziniais. Ir iš tikrųjų šiaip dienos energija yra draugiška, gera, jinai nėra agresyvi arba pikta. Tiesiog jeigu jos per daug, tai atsiranda tokie, kas tai aš, gali išlysti. Atkreipkite dėmesį ir į save, ir į savo aplinkinius. Jeigu esat pasyvus žmogus kasdienybėje, tai iš tikrųjų šiandien geriau taip jau ir nusiteikti, jeigu nėra jums tokia būdinga aktyvi veikla, dėl vienokių ar kitokių priežasčių gali būti labai daug, tai šiandien tiesiog pasiskirkit ją ramybei, miegui, poilsiui, taip ir nedarykit nieko tokio, nes paprasčiausiai galit nesusidoroti su savo energija ir tai gali pavirsti kažkokiu emociniu tokiu iššūkiu. Labai tinka meilės santykiams, pasimatymams ir kaip taisyklė jie pavyksta šiandien 24 mėnulio dieną tiesiog fantastiškai. Šiandien yra labai aukštas ir patartinas netgi intymumo visas rytis. Labai to klausimo aukšta ir galinga energija, kiek pas vyrus, tiek pas moteris. Ir tai yra viena iš geriausių dienų vaiko pradėjimų. Iš tikrųjų galit pasižymėti mėnulio kalendoriui, ne saulės kalendoriui, mėnulio kalendoriui 24 dieną, kaip tiesiog siūlančią pradėti naują gyvybę. Ir tai yra tokia tikrai energinga ir tokia aistringa diena, vadinkim taip. Namuose labai tinka pradėti, sakykime, namo statybas arba kažkokius labai tokius stiprius pokyčius namuose. Senovėj šiuo metu šią mėnulio dieną pradėdavo pamatus lieti šventyklų. Dėl to sako, kad kaip nebebūtų keista, nueinančią mėnuliui nesiūloma pradėti kažkokių darbų, bet 24 mėnulio diena turi tokią savy neeilinę energiją. Iš tikrųjų, sveikatoj fizinė veikla ir tiesiog labai daug jos, kur prakaituosit iki 9 prakaito. Ir šiandien reiktų prisižiūrėti žarnyną, odą, kepenis ir todėl reiktų atkreipti dėmesį į mitybą. Taip pat versle ir piniguos. Tikrai labai sėkminga diena viskam. Jinai yra palanki tiek finansinėms operacijoms, tiek kažkokiems verslo sprendimams. Visgi aš nerekomenduoju kažkokių labai svarbių, visiškai naujų pradžių.
esant mažėjančiam mėnuliui, bet kažkokius svarbius sprendimus susijusius su piniginiais klausimais, tiek asmeniniam, tiek verslo srity, šiandien galite priimti drąsiai. Štai tokia aistringa 24 meškos diena, pilna energijos, naudokit ją labai tinkamai, išnaudokit kiekvieną jos lašelį. Dėkui, kad žiūrit ir iki kitos mėnulio dienos.